Bet ne bet kokia, o ta, kuri buvo įvesta Petrauskinės nuo rugsėjo mėnesio. Snaigių karpimas, Tobiš etatinis apmokėjimas. Tobiš. Taip, Tobiš, taip. Taip, įveikiam pirmąją mūsų užduotį. Ok, dabar truputį pakalbėkim iš tikrųjų apie ką šiek tiek rimčiau. Abiems labai greitai klausimai. Ingrida, premjero vietoje, kaip jūs būtumėt elgusis su mokytojais? Gitanai, jums tas pats klausimas bus po to. Na, tiesiog būčiau nuėjus ir pasikalbėjus. Manot, būtų padėję? Manau, būtų padėję. Kada? Tik žinoma, ne tada, kada jau mokytojai buvo apsikasę ir įsitvirtinę ministerijoje, o tada, kada įvyko tas pirmas nesėkmingas susitikimas, po kurio mokytojai nusprendė likti ministerijoje. Tai tada būčiau nuėjus ir pasikalbėjus. Būčiau gal likus su jais nakvoti, jeigu būtų toks reikalas. Kiek laiko būtumėt nakvojusi? Manau, kad gal būtumėm susitarę ir ryte grįžę namo visi. Ok. Gitanai, jūsų planas koks būtų buvęs? Būčiau išklausęs pirmiausia, tada pasikalbėjęs, o tada pagal aplinkybės gal net padainavęs ir pašokęs. Čia jau nuo jų nuotaikos būtų priklausę. Nėra labai rizikinga, kai ateina toks įsilinksminęs. Jeigu iki to laiko manęs nebūtų sumušę, tai reiškia nieko baisaus ir būčiau galėjęs tai padaryti. Bet jeigu mano kalba būtų buvusi neįtikinama, žinoma, jų nuotaika galėjo būti netokia gera. Ar Rokas Masiulis šaunuolis nuo 1 iki 10? Bendrai, ne tik tai šitoje situacijoje. Šaunuolis jau vien dėl to, kad aš esu Klaipėdoje. Va, tai negalima ant Roko Masiulio blogai kalbėti, ar ne, būnant Klaipėdoje. Man atrodo, jis klaipėdėtis, jeigu aš neklystu. Bet kaip ministras jis man patinka, jeigu sakyti pagal 10 balų sistemą, 10 visgi neduočiau, bet duočiau 8 drąsiai. Ką, ne, mažai? Kiek? Nu, čia visi turi savo nuomonę. Nu, gerai, prie stoties susirinkę. 10. Ingrida, jūs. Gerai, 9. Aš tai, kai dėstydavau studentams, tai vis dėlto mėgdavau, kad jie būtų irgi patenkinti. Tai 10. 10. Aha. Gerai, Ingrida, jūs prezidentė ir Gitanai, jūs tas pats, jūsų svajonių premjeras. Jūs turite teisę, aišku, taip neįmanoma, bet tarkim, jūs turite teisę pasirinkti bet kurį Lietuvos žmogų premjeru, kai jūs esat prezidentas. Kas tai būtų, Ingrida? Nu va, aš pasirinkčiau Gitaną Nausėdą. Gitanas Nausėda. Gitanai. Atsakymas peršasi pats savaime. Jūs irgi rinktumėte Gitaną Nausėdą? Nu, aš gal visai ir norėčiau, man gal visai būtų įdomu pabandyti iš karto dviejų. Kodėlgi ne? Dar tokia